Kelmiškiams. 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 Šiandieną, šią antrąją Velykų dieną, taip pradedat naują savo darbo etapą. Jūsų rankas štai atiduodama ši moderni darbo priemonė. Aišku, jūs turit viltį, kad kuo rečiau ją teks naudoti, o tiksliau turit viltį, kad pavyks išvengti skaudžių gaisro pasekmių. Bet žinoma, ne viskas priklausoma vien tik tai nuo mūsų gražių norų ir mūsų planų. Kartais reikia iš tiesų ir aukščiausiojo pagalbos. Tačią akimirką dabar kreipkimės į savo viešpatį, kad jis palaimintų jūs, jūsų darbą ir šį naują automobilį. Gali viešpatį Dievą, kad žodžiu viskas yra pašventinama. Palaimink šį priešgaisrinį automobilį, kad kiekvienas, kuris pagal tavo valią jo naudosis, gautų iš tavęs visokeriopą dvasinę pagalbą ir kovą, ko prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Kelmės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje stovi naujas gaisrinis automobilis, kuris yra pagamintas ant vokiško automobilio bazės MAN. Yra įrengtas gaisrinis antstatas, kurį pagamino Lietuvoje, Vilniuje, UAB Iskados GTC. Šis antstatas yra pagamintas iš vokiškų profilių magyrus, yra šiuolaikiškas antstatas. Viduje antstato yra įrengta cisterna, kuri yra pagaminta iš plastiko. Cisterna talpina 3 tonas vandens ir 300 litrų putų gamintoje. Ant antstato yra įrengtas specialus stiebas apšvietimui, kuris išsikelia į 4 metrų aukštį. Tai yra šiuolaikiškas automobilis. Gale antstato yra įrengtas gaisrinis siurblys, kurio našumas 2000 litrų per minutę. Gavę automobilį taip pat gavome ir šiek tiek įrangos. Tai ištraukiamas kopėčias, kurios siekia 10 metrų, glausinės kopėčias, įvairių žarnų, švirkštų gaisrinių. Tikimės, kad pagerės ugniagesiam darbo sąlygos, taip pat bus kokybiškiau atliekami gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbai. Paskutinį automobilį mes gavome prieš 21 metus, todėl tikrai džiaugiamės nauju automobiliu ir tikimės, kad bus jis patikimas ir pasitarnaus rajono gyventojams. Šis gaisrinis automobilis nupirktas iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento lėšų. Automobilis tikrai pakankamai brangus, jo kaina viršija 700 000 litų. Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiams.